BRICS byra mums prieš akis ir visa tai vyksta dėl Irano karo. Šį rytą baigėsi svarbus BRICS viršūnių susitikimas. Ir ar norite atspėti, kas iš to išėjo? Nieko. Tiesiog nieko. Nes skirtingi nariai nesugebėjo susitarti, ar jie nori pasmerkti Iraną, ar jie nori pasmerkti agresiją prieš Iraną. Kažkas panašaus dar niekada nebuvo nutikę BRICS istorijoje. Jeigu prisiminsime praėjusius metus, kai vyko 12 dienų karas, BRICS vieningai paskelbė pareiškimą smerkiantį karą. Tačiau šiemet aljansas yra susiskaldęs. Ir visa tai susijęs su tuo, kad pats Iranas šaudo į kitus BRICS narius. Kaip galima turėti aljansą paremtą tarpusavio pagalbą, kai nariai tiesioginė prasme bando vieni kitus nužudyti? Štai, pažiūrėkite į šią ataskaitą. Viršūnių susitikimas, kuris baigėsi šį rytą, vyko Indijoje, tiksliau Naujajame Delyje. Ir šiame viršūnių susitikime dalyvavo užsienio reikalų ministrai beveik visų BRICS šalių. Kaip jau turbūt atspėjote, pagrindinė diskusijų tema buvo Irano karas. Irano užsienio reikalų ministras ragino kitus BRICS narius paskelbti bendrą pareiškimą, vieningą pareiškimą smerkiantį JAV ir Izraelio smūgius prieš Iraną. Iranas manė, kad tai nebus didelė problema, nes juk visi BRICS laiko antiamerikietišką ir antivakarietišką sąjungą. Tačiau Irano užsienio reikalų ministrui teko patirti didelį šoką, nes šiame susitikime Jatė, kuri taip pat yra BRICS narė, atsistojo ir pasakė tai. O kaip būtų, jei vietoj to, kad smerktume JAV smūgius, mes pasmerktume iraniečius, nes būtent jie vykdo teroristinius išpolius prieš kitas Persijos įlankos šalis. Ir žinoma, prieš civilius laivus Hormuzo sąsiauryje. To Iranas visiškai nesitikėjo. Ir dėl šio nesutarimo Indijos paskelbtame pareiškime, o Indija yra šio viršūnių susitikimo šeimininkė, iš esmės buvo pasakyta: žiūrėkit vaikinai, mes nieko negalime suderinti. Taigi, ką mes padarysime? Visai neskelbsime vieningo pareiškimo. Štai tikslų žodžiai. Kai kurių narių nuomonės dėl padėties artimųjų rytų regione išsiskyrė. BRICS nariai išreiškė savo nacionalinės pozicijas ir pasidalijo įvairiomis nuomonėmis. Taip pat verta paminėti, kad Indija savo pareiškime ar Iranas savo pareiškimuose niekada konkrečiai nepaminėjo JAMC. Jie niekada nepasakė, kad štai jie buvo ta šalis, kuri mums priešinosi. Tačiau jie pateikė visas užuominas leidžiančias suprasti, kad tai buvo jie. Paklausykite piktos Irano užsienio reikalų ministro pareiškimo, kurį jis davė spaudai po viršūnių susitikimo. Manau, beveik visi jūs suprasite, apie kurią šalį jis kalba. Paklausykite. Na, iš tiesų. Baigiamasis BRICS ministrų susitikimo pareiškimas buvo užblokuotas, arba kai kurios jo dalis buvo užblokuotos vienos valstybės narės, kuri turi ypatingus santykius su Izraeliu. Ir tai yra labai apmaudu. Mes neturime jokių problemų su ta šalimi. Jie nebuvo mūsų taikinys dabartinėme kare. Mes tik smogėme Amerikos kariniams bazėms ir Amerikos kariniams objektams, kurie dėja yra jų teritorijoje. Taigi vienintelė priežastis, kodėl jie sustabdė galutinį pareiškimą, buvo jų parama Izraeliui ir Jungtinėms valstijoms jų agresijoje prieš Iraną, kas yra labai apmaudu. Tikiuosi, kad iki to laiko, kai susirinksime į viršūnių susitikimą, jie gerai supras, jog Iranas yra kaimynas. Turime gyventi vieni šalia kitų. Mes gyvename šimtmečius ir turime gyventi dar šimtmečius į priekį. Izraeliečiai negali jų apsaugoti. Amerikiečiai negali jų apsaugoti. Tai buvo įrodyta per šį karą. Amerikos karinės bazės, jų santykiai su Izraeliu tapo nesaugumo šaltiniu. Užuot tapusios saugumo šaltiniu, užuot juos apsaugojusios, jos tapo nesaugumo šaltiniu jiems. Taigi tai yra realijos, kurias jie turėtų suprasti. Ir aš tikiu, kad jei jie vadovausis išmintimi, jie Iraną laikys gerų kaimynų, gerų partnerių ir gerų bendradarbių. Dabar Iranas nori, kad visi manytų, jog tik JATAI yra prieš Iraną BRICS viduje, tačiau tai nėra tiesa. Vos prieš kelias dienas, kai Iranas vėl užpuolė JAMC, Indija labai griežtai ir viešai pasmerkė tuos išpolius. O vakar Indija ir JATAI pasirašė labai svarbų strateginės gynybos partnerystės pagrindų susitarimą.
Tai tikriausiai nėra gera žinia Iranui. Jis tampa vis labiau izoliuotas net ir tuose alijansuose, kuriuos laiko antivakarietiškais ir antiamerikietiškais. Jeigu pažiūrėsite į BRICS narių sąrašą, tai ir turėjo įvykti. Karas su Iranu tik paspartino šį procesą. Iranas pradėjo šaudyti į kitus alijanso narius, tokius kaip Jotoja, Saudo Arabija ir Bahreinas. Todėl alijanso nariams tampa lengviau iš esmės nekęsti vieni kitų. Bet jei tiesiog pažiūrėsime į visas BRICS sudarančias ir į ją priimtas šalis, žinote, tai niekada nebuvo alijansas, kuris galėtų išgyventi ilgą laiką. Iš pradžių tai turėjo būti antivakarietiškas alijansas, kuris pakeis dolerį. Galbūt sukurs naują sistemą, nepriklausomą nuo dolerio ar SWIFT, kuris yra vakarietiška mokėjimų siuntimo paslauga. Tačiau po truputį prie alijanso prisijungia vis daugiau narių, tokių kaip Josaprei, Saudo Arabija, kurios yra labai artimos vakarų šalims, labai artimos Jungtinėms valstijoms. Šios šalys nesutiks su niekuo, kas yra antivakarietiška, nes tai kenkia jų pozicijai pasaulinėje arenoje. Šios Persijos įlankos šalis turi svarbius gynybos partnerystės ryšius su Jungtinėmis valstijomis ir žinoma kitomis Europos šalimis. Jie tikrai nesilpnins šios partnerystės vien dėl BRICS, kuri, būkime atviri, iš esmės nieko svarbaus nesukūrė, išskyrus pareiškimo skelbimą ir netikro valiutos banknoto demonstravimą, kuri jų viltise turėjo pakeisti dolerį. Ta valiuta vis dar nepasirodė. Bet štai kas svarbiausia, vaikinai. Vien dėl to, kad BRICS birėjai ir nariai, žinote, pykstasi tarpusavėje, tai nereiškia, kad YouTube vaizdo įrašai apie tai, kai BRICS sunaikins Jungtinės valstijas, greitai liausis rodytis. Tie vaizdo įrašai taip gerai veikia tiems, kurie juos kuria, kad esu tikras, jog jie bus leidžiami dar labai ilgai. Tačiau Iranui ne visos naujienos yra geros. BRICS birėja ir žinoma, jie yra supykę dėl Kinijos, bei dėl pareiškimų, kuriuos Xi Jinpingas padarė, kai prezidentas Donaldas Trumpas lankėsi Pekine. Prieš pradėdami kalbėti apie tą pareiškimą, tiesiog trumpai primenu visiems paspausti patinka ir prenumeruoti mygtukus apačioje. Tai tikrai padeda mums algoritme ir leidžia toliau kurti šiuos vaizdo įrašus. Dabar pažiūrėkite į šį pareiškimą. Matote tą pavadinimą Business Basics? Na, tai yra Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai ir tai yra pareiškimas, kurį jis paskelbė po to, kai Xi Jinpingas pasakė, kad Kinija taip pat nori, jog Hormūzo sąsiauris būtų atviras. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sako, tas, kuris išduoda slapta, bus atskleistas viešai. Iranas akivaizdžiai nebuvo patenkintas JAF ir Kinijos viršūnių susitikimu Pekine ir mano nuomonė, šis susitikimas nebuvo toks pozityvus, kaip kai kurie žiniasklaidos atstovai bando parodyti. Tačiau Irano požiūriu šis susitikimas vis tiek buvo pakankamai neigiamas, kad jie laikytų Kiniją išdavusią Irano interesus. Ir tai yra tai, ką galite išgirsti ir iš prezidento Trumpo, kai jis kalba apie tai, kaip vyko susitikimas, apie ką jie diskutavo su prezidentu Xi. Paklausykite. Na, kai tikrai apie tai pagalvoji, jeigu jie turi problemų su Iranu, ir jiems reikia sąsiaurio labiau nei mums reikia, kad jis būtų atviras, mums jo visai nereikia. Mums jo visai nereikia. Suprantama, taigi. Na, galima būtų paklausti, kodėl mes apskritai tai darome. Mes tai darome, kad padėtume Izraeliui, Saudo Arabijai, Qatar, o IAE, UAE, Kuwait ir Bahreinui, bei kitoms šalims. Tai taip pat padeda Kinijai. Mes iš tikrųjų, aš šiandien jam pasakiau, sakau, žinai, mes tau padedame. Ir padedame dar kitų būdų. Nes nemanau, kad jie nori, nemanau, kad Kinija nori, jog Iranas turėtų branduolinį ginklą taip pat. Aš pasakiau. Sakiau, nedaryk kvailysčių, tau nereikia, kad jie turėtų branduolinį ginklą. Ką jis atsakė? Na, jis per daug nereaguos. Jis gana ramus vaikinas. Jis nesakys, o, tai gera mintis. Nors gal ir pasakytų. Kokia nuostabi mintis, pagalvoji, jis sutiko. Taip, manau, toks ir buvo įspūdis. Nemanau, kad jis to nori, jis norėtų, kad tai pasibaigtų. Bet jis elgėsi gerai, žinai, nedarė nieko priešiško. Tada jie būna nuvertinami. Grįždamas atgal, Trumpas taip pat užsiminė, kad karas su Iranu gali vėl prasidėti, nes jų siunčiami derybų pasiūlymai, jų siunčiami taikos pasiūlymai tiesiog nėra pakankamai geri. Štai taip. Štai čia svarbu pabrėžti, kad JAV padarė tam tikrų nuolaidų. Tačiau kalbant apie branduolinę pusę, apie sodrinimo sąlygas, kurias Jungtinės valstijos turėjo iki karo pradžios, jos nepasikeitė. Tačiau iš kitos pusės Irano sąlygos taip pat nepasikeitė. Jie nenori atsisakyti sodrinimo, jie nenori atsisakyti sodrinto urano, kurį laiko po žeme. Šie du dalykai. Iranas nori tęsti tai kiek įmanoma ilgiau bent jau. Tai galime spręsti iš jų viešų pareiškimų, todėl štai ką sako prezidentas Trumpas. Paklausykite. Žinau, kad bus daug klausimų apie kelionę į Kiniją, bet pirmiausia apie Iraną. Ar atmetėte naujausią Irano pasiūlymą, ar kokia dabar situacija? Aš peržiūrėjau tai ir jei man nepatinka pirmas sakinys, tiesiog išmetu. Koks buvo pirmasis sakinys?
jiems nepriimtinas sakinys, bet jie visiškai sutinka dėl sveikatos, branduolinės energetikos ir jei jie turi ką nors branduolinio paruošto, aš daugiau neskaitysiu. 20 metų tau nepakanka, tai bus taip, kad mums neužtenka vien tik 20 metų, bet garantijos lygis yra toks. Tai turi būti tikri 20 metų, o ne kažkokia apgaulė, dėl kurios aš būsiu beveik sunaikintas. Ir daugiau jokios produkcijos. Tu turi gauti viską, bet mes net nejuokaujame. Kai pagavome branduolinės dulkes, pasirodė, kad tai siaubinga. Jie neišleisto, jie sakė, kad negali to atkurti, nes neturi tam reikalingos technologijos. Jie įsitraukia į tam tikrus sekiklius, taip jie sako. Vienintelis, kurį jie man tiesiogiai pasakė, jie sakė, kad vieninteliai, kurie gali tai atgauti, yra Kinija arba JAV, turėdami vienintelę įrangą. Jie sakė, tu buvai teisus, tai kraujo santykio skundas. Tai pasakius, aš norėjau tai gauti ir jie sutiko, bet tada atsiėmė. Bet beveik iki tam tikros ribos. Irano požiūriu jiems vis dėlto reikia kažkokio susitarimo ir jiems jo reikia labai greitai. Ir tai susijęs su likusia Irano saugojimo talpa, o ta talpa labai greitai užsipildo dėl JAV. Jau daugiau nei mėnesį, taigi Iranas tikrai turi su tuo susitvarkyti. Jie jau pradėjo mažinti naftos gavybą, bet ateityje gali ateiti momentas, kai jiems teks visiškai sustabdyti visą naftos gamybą. Ir tai nėra labai gera žinia Irano naftos pramonės ateičiai, nes labai sunku vėl paleisti naftos siurblį ar, sakyčiau, naftos telkinį. Ir tai dar sunkiau, kai tavo įranga ir infrastruktūra yra labai sena. Ir tai ką tik prieš 2 dienas patvirtino iždo sekretorius Scottas Basanas. Jis sakė, kad daugelis ekspertų mano, jog maždaug 80% Irano saugyklų jau yra pilnos, o likusios labai greitai pildosi. Paklausykite. Šiandien prezidentas Trumpas atvyko čia į tai su prekybos klausimais darbotvarkėje. O dabar, po mėnesį trukusios Irano blokados, iždo sekretorius Scottas Basanas sako, kad Iranas pradeda jausti skausmą. Per pastarąsias 3 dienas nebuvo jokių pakrovimų. Manome, kad jų saugyklos jau pilnos. Ne vienas laivas neišplaukia, ne vienas neatplaukia, todėl jie negali laikyti naftą tanklaiviuose jūroje. Taigi jie pradės stabdyti veiklą. Štai palydovinė Kargo salos nuotrauka. Centro, kuris iki karo buvo atsakingas už 90% Irano naftos eksporto. Pasak ekspertų, saugojimo talpyklos šiuo metu yra užpildytos 85%. Tai yra 3% daugiau nei prieš kelias dienas. Dabar laivybos ekspertas Tanker Tracker sako, cituoju, Kargo sala dar nėra visiškai užpildyta saugojimo talpa. Jei būtų, jie paimtų artimiausius laisvus tanklaivius ir juos pripildytų. Dabar Pekino viršūnių susitikimo tarp prezidento Trumpo ir generalinio sekretoriaus Xi metu apie 100 laivų išplaukė iš Hormūzo sąsiaurio, tarp jų ir keli iš Kinijos. Taip pat vėl kilo smurtas. Indijos vėliava plukdęs gyvulių laivas buvo nuskandintas prie Omano krantų. Nėra aišku, ar laive buvo gyvulių laive Shannon. Visi 14 įgulos narių buvo išgelbėti. Išpuolis prieš Indijos laivą įvyko tuo metu, kai Indija rengė BRICS ekonominį viršūnių susitikimą. Kitas laivas buvo užgrobtas Irano komandosų prie Jei-Enski krantų. Būtent dėl šios priežasties Irano pasiūlyme, kuris buvo nusiųstas Jungtinėms valstijoms, sakoma, kad JAV turi panaikinti blokadą, jei nori atnaujinti derybas. Iranas šiuo metu nesiekia derėtis dėl branduolinės programos. Jie tiesiog nori tam tikros savitarpio supratimo memorandumo. Tai reiškia, kad jie nori susitarimo, kuriame būtų nurodyta, kaip JAV ir Iranas derėsis ateityje. O kad Iranas pasirašytų tą susitarimą, Iranas iš esmės nori, kad JAV panaikintų blokadą, kad jie galėtų toliau prekiauti savo naftą. Jie galėtų toliau eksportuoti naftą ir už tai gauti pinigų. Ir mainais Iranas yra pasirengęs atverti Hormūzo sąsiaurį, nes jie mano, kad tai vienintelis jų svertas. Tačiau dėja, Iranui tas svertas kasdien silpnėja. Žinoma, šis Hormūzo sąsiauris yra geografinė siaura vieta. Tai nėra kažkas, ką galima pakeisti per naktį, o galbūt tai apskritai neįmanoma pakeisti. Tačiau Persijos įlankos šalių priklausomybė nuo šio sąsiaurio, norint išgabenti savo naftą, tikrai mažės, dėl to, ką Iranas padarė šio karo metu. Ir iš tikrųjų tai jau dabar matome vykstant. Jungtiniai Arabų Emiratai dabar stato antrą naftotiekį, kuris kerta šalį ir jungia Emiratų naftos telkinius su uostu esančiu kitoje Hormūzo sąsiaurio pusėje. Taigi Iranas iš esmės negalėtų atakuoti laivų. Dabar jie jau turi vieną veikiantį naftotiekį. Ir kai šis naujas naftotiekis taip pat pradės veikti, jie galės eksportuoti maždaug 70% naftos kiekių, kuriuos eksportuodavo iki karo. Žinoma, šios statybos užtruks. Tai nėra kažkas, kas įvyks per naktį.
Net ir tada, kai šis naftotiekis pradės veikti, jis nepakeis Ormūzo sąsiaurio. 100%, tačiau priklausomybė gerokai sumažės, o tai reiškia, kad Irano svertas taip pat gerokai sumažės. Ir žinoma, ne tik Japto tai daro. Saudo Arabija jau naudoja naftotiekį, kuriuo per visą šalį gabena savo naftą į Raudonąją jūrą. Irakas kalbasi su Turkija apie naftotiekio statybą, kuris driektųsi per kelias šalis ir leistų jų naftą vamzdynais gabenti iki pat Europos. Taigi šalis jau imasi veiksmų, kad taptų mažiau priklausomos nuo Hormūzo sąsiaurio, o tai reiškia, kad Iranas mato, kas vyksta ir jie nori kažkokio susitarimo. Jie to nori labai greitai. Dabar, norint suprasti, kodėl Iranas elgėsi taip, kaip elgėsi dabar, turime grįžti atgal ir pažiūrėti, kaip Iranas atsidūrė ten, kur yra šiandien. Tai nereiškia tik grįžimo į 1979 metus, kai vyko Islamo revoliucija. Iš tikrųjų turime grįžti dar toliau atgal, į XIX amžių, kai Iraną valdė Kadžarų dinastija ir pažiūrėti, kaip tuometinės valdančiosios klasės sprendimai vis dar veikia Iraną iki šiol. Na, atspėkite ką. Būtent tai mes ir darome savo kelių dalių tinklalaidėje, kuri ką tik pasirodė šiandien. Taigi, jei jūs domina Irano istorija ir kaip atsidūrėme ten, kur esame šiandien, būtinai ją peržiūrėkite. Jūs galite ją žiūrėti paspaudę nuorodas aprašyme arba tiesiog paspaudę ekrane rodomą pabaigos kortelę. Iš esmės paspaudę vaizdo įrašą, kuris yra jūsų ekrane.